Kai jūs manęs klausėt atskleist paslaptį, kurios aš nežinau. Tai yra kiekvienas darbas, kiekvienas, ar tai būtų literatūra, ar tai būtų poezija, ar dar kažkas, tai yra skirtingų paskirčių ir vieni neturi nieko, turi informatyvę paskirtį, dar kažkokią. Tai tas kinas iš esmės nedaug kuo skiriasi nuo kitų rūšių išraiškos. Jis turi savitumų, aišku, tai vaizdas, judesys vaizde ir taip toliau. Kad jis labai mėgstamas būtų, tai sunku pasakyti, nes jis kartais labai bjaurus darbas. Kartais aš jo visai nemėgstu. Atvirkščiai. Aš manau, kad jis yra sąžiningas šiam filme. Sąžiningas prieš save, prieš tuos žmonės, kuriuos jis filmuoja. Ir savaip galbūt žiaurus savo ir galbūt savaip žiaurus tiem žmonėm, bet galbūt tik taip jis gali ir daryti filmą. Filmas palieka tikrai stiprų įspūdį ir filmas labai švarus, labai grynas ir aš neprisimenu dabar bent jau iš pastarųjų lietuviškų filmų, kurioje būtų tokia stipri gamta ir kurioje gamta tiek įtrauktų žiūrovo dėmesį ir tiek įtrauktų pačius filmo veikėjus, pačius filmo personažus.